Pirmiausia, aš imu moliūgą. Moliūgą supjaustau didesniais gabaliukais. Tuos gabaliukus sudedu į kepimo indą ir padedu kepti orkaitėje. Kai moliūgas būna iškepęs, paprasčiausiai nuimu nuo odelės visą turinį ir supjaustau moliūgą gabalėliais. Svarbu, kad moliūgas būtų pakankamai minkštas, taip jums bus daug lengviau nuimti jį nuo odelės. Yra šuns pašaras, kurį prieš tai išmirkau vandenyje, tam, kad jis taptų minkštas ir lengvai būtų sutrinamas į košę. Naudoju šunų konservus, aukštos kokybės, visavertį pašarą ir jį lygiai taip pat ruošiuosi įdėti į mūsų skanų desertą. Šiuo maistu aš tepsiu laižymo kilimėlius ir dėsiu į interaktyvų tuščiavidurį žaislą Kongą lygiai taip pat. Taigi, visą masę, visus ingredientus reikia sukrauti į dubenį ir sumaišyti, paskui sutrinti su rankiniu trintuvu. Trinti galima ir nerankiniu, ir elektriniu trintuvu, taip kaip jums patogu. Svarbu, kad išeitų košė arba tyrelė, kai baigsite trinti. Jeigu masė yra per tiršta, galite įpilti šiek tiek vandens, tam, kad ji taptų skystesnė, nes jums bus daug lengviau pripildyti šuns kramtymo žaislus su skysta mase. Kai paruoštas yra visas turinys, aš imu štai tokį tuščiavidurį žaislą kramtymui, vadinamą Kongu, ir pripilu jį pilną iki pat viršaus. Visada pačioj pradžioj dedu sausą pašarą ir tik tai vėliau ant viršaus pilu jau skystą maistą, kadangi šuniui labai sunku yra pabaigoje išimti tą turinį ir lygiai taip pat sunku išplauti paskui, kas lieka. Todėl visada pradžioj dedu kažkokį birų maistą ir ant viršaus eina jau mūsų tyrelė iki pat viršaus pripildyta. Mūsų kilimėliai paruošti ir Kongas paruoštas, galima duoti šuniui arba pirmą užšaldyti šaldiklyje ir paduoti paskui, kai sušals. Jeigu neturite vis dėlto šių priemonių ir nežinote, kaip šunį galima kitaip palepinti ar nuraminti, galite naudoti paprasčiausią indelį nuo ledų. Tai va, šitoks plastmasinis indelis. Tai lygiai tą pačią masę aš įpyliau į tą indelį nuo ledų. Ant viršaus dar padėjau šiek tiek skanėstų, šuns pašaro ir ten anties džiovintą mėsytę. Ir tą turinį aš tiesiog užšaldysiu irgi šaldiklyje ir paskui duosiu šuniui pasimėgauti. Tikiuosi, kad jums buvo naudinga ir jūs galėsite pasibandyti su savo šunimis šį receptą. O jeigu norite daugiau receptų, galite po šiuo video pasižiūrėti aprašymą. Ten bus pateikta daugiau receptų ir ingredientų, ką galima naudoti sveikesnio savo šuniui. Taigi, sėkmės!